Kalmera bičiuliai, šiandien esam vienoje iš mano mylimiausių vietų. Tai yra 15 km nuo Pafoso, Ajos Neofitos vienuolynas. Esu jį aprašęs ir savo knygoje, daug mums aiškumo. Ne kartą čia buvęs, bet tai pats pirmasis, kurį aš aplankiau Kipre. Draugai atvežė dar, net nebuvom gyvenę, tik kaip turistai atvažiuodavom. Ir atvežė parodyt. Iš karto man labai patiko. Ir tai nors tik 15 km nuo Pafoso. Tai labai rami. Labai tyli vieta. Ši savaitė, kaip prie didžioji savaitė, tai vienas kitas žmogus yra. Ir be galo įdomi šio vienuolyno istorija. Klausimas, kurį šiandien mes aptarsim, kurį aš noriu pristatyti, kodėl žmogus prieš 900 metų čia koks atsiveria gražus Viduržemio jūros paveikslas, o pačioje vienuolyne gyvena vienuoliai. Čia jie augina savo vaisius, daržovės, labai gražus apelsinai. Mano kieme irgi žydi alyvuogių medis. Čia taip pat. Tai kodėlgi tas žmogus ir ten viršuj mato turbūt mažytės dureles. Ten irgi pakilsim. Ten būtent ir yra vienuolio Neofitos urvas. Kiekvienas iš mūsų turim savo urvą. Tai yra savo įpročius, priklausomybės, laiko švaistymą. Ir prieš 900 metų, 1159-aisiais, būtent į šią vietą, iš Pafoso, atėjo šis žmogus, jaunas vyras, 25 metų būdamas, ieškoti ramybės nuo išorinio pasaulio triukšmo, vilionių, įpročių, laiko švaistymo. Tai aš tik tai trumpai noriu pasakyti. Prieš 900 metų nebuvo nei Instagramos, nei Facebooko, nei laikraščių, nei naujienų portalų, nei televizijos žinių, nei radijo, nei skrolinimo. Tai mums, kiekvienam iš mūsų verta pagalvot. Ir man tai puikiai proga Kipre, dėl to aš mėgstu apsistot karts nuo karto vienuolyne. Kur mūsų dėmesys, mūsų laikas, mūsų koncentracija dar labiau atakuojami visų šitų išorinių veiksmų. Ir kas įdomiausia, tai šitas kelias niekad nesibaigia. Aš jau vieną kartą galvojau, praėjau ir po kiek laiko vėl sugrįžta blaškymasis, koncentracijos,
stoka, vis nauji kažkokie tai kliuviniai, trukdžiai, atakos ir tai niekad nesibaigiantis dalykas. Dėl mūsų laiko kovoja daugybė informacijos šaltinių, trikdžių, žmonių. Ir dar ką noriu paminėti, kad urvas tikslingai padarytas štai toks nedidelis, kai į urvą patekti reikia pro tamsų koridorių, jūs netrukus pamatysit. Ir krikščionybėje jis taip pat simbolizuoja, kad pirmiausia praeini pro tamsų koridorių ir tik tada, kai tu gauni didelį krūvį, tik tada gali patekti kažkur, kur yra kitas gyvenimas. This is where the dining room of the monastery before. Uh-huh. The dining room. Ah. The two room is the church, and the third room is the first room of Neophytos. This is Neophytos. Yes, yes. But you go this way, you go round. Not from here. It's the same, but it's better there. Ah. If you want to go for there. I want to go because I read that first you have to go from narrow road. No problem. Hello. I want to ask you, I read that there is two roads, like a fresco or a painting, Yes. with one large road and another with narrow road. One symbolizing like if you have a bright life, everything, it's faster to go. Is somewhere here, you know? Maybe in no, Adam and Eva. No, they say that it's a painting with two roads. One is convenient and Maybe this one. I don't think so. Or Constantine. They say two roads. One symbolizes small, when you have to limit yourself a little bit and live a bit. Here is Neophytos with two angels. He's the first monk, Neophytos. In Cyprus? No, not here. In this monastery. It's monastery of Neophytos. Neophytos, yes, this I know. This is Neophytos. With Michael and Gabriel, two angels. With Gabriel and Michael. Yeah. Okay. This is Pantocrator. And Constantinos and Mother Helen. Yes. And this is the same like the others. With Adam and Eva and Jesus. Okay. It- Ir dabar sugrįžkim į vienuolyną. Tiksliau noriu pasakyti,
į bažnyčią. Kameras. Tai to padaryti nepavyks. Nepažeidinėsim. Kaip Kipras be kačių. Šiek tiek pakalbėjau su vienuoliu, leido trumpai, kol nėra žmonių, nufilmuot kelias minutės, atėjo žmonės, tai sustojau ir paklausiau, ar čia priema, taip priema. Tiems, kas domisi, galima, aišku, ne didžiosios savaitės metu, apsistot, pasidaryti dvasinį retrytą ir dar užeikim į muziejų. Ką tik pakalbėjau su muziejaus darbuotoju, jis irgi maloniai leido pafilmuot. Pasakiau, kad čia į Lietuvą, kad esu aprašę šį vienuolyną savo knygoje Duok mums aiškumo. Ir maloniai pakvietė užeit, apžiūrėt. Čia įvairios ikonos. Štai ir pats šventasis Neofitus. Ir kai aš užeisiu, pasakė, kad pasidalins savo įžvalgomis. Ir bus labai įdomu išgirsti, ką šis žmogus papasakos. Čia muziejus, su tuo pačiu bilietu galima užeiti į muziejų. Jonas Krikštytojas, prodromos Ajos Joan, o prodromos. Tai prodromos greičiausiai ir o štai Neofitas tarp dviejų angelų, garsioji freska Michaelio ir Gabrieliaus. Tai Between Archangels Michael and Gabriel. Žemėlapiai. Kristus. Taip, čia paskutinės vakarienės bus freska. Kaip tik šiandien ketvirtadienis Kipre didysis. Tai yra mano kūnas ir kraujas. Paskutinės vakarienės metu Kristus palieka šventos komunijos dovaną. This is my blood. Kaip prasminga, toks įdomus sutapimas. Kaip tik šiandien ortodoksų didįjį ketvirtadienį ir kaip tik ateinu pasikalbėti. Very interesting, sir. Really? Yes. Very interesting museum. You can read English? Luckily, yes. What books he wrote, Neophytos? Book? Book. What kind of books? Religion books and philosophy books. I read one quote there. Yeah. It says, God, Jesus Christ, give me a narrow path, a narrow road that I could reach you. You can find few of what he write. When you go out from here, then to the right, again to the right, is the arch
all this way up to Yes. there. On the wall, there are some. Yes, some quotes. Yeah. That Greek is difficult for me Yes. in 12th century. It's very, very difficult. It's Old Greek. Very old Greek. I see. It's archaeology Greek. Aha. Very archaeological. Those here, this Greek is difficult. Bible Very Greek. difficult for me. More than Bible. More than the Bible. Bible, I can understand the Bible, but this kind what she writes is like a dialectus, Cyprus dialectus. I see. Ką tik turėjau labai nuoseklų ilgą pokalbį. Susipažinau. Šio darbuotojo vardas Kirijakos. Jis šiek tiek praplėtė pasakojimą apie vienuolį Neofitos. Visgi jisai gimęs ne Pafose, bet Lefkara miestelėje prie Larnakos. Kas lankėtės, turbūt žinot. Kas ne, tai nuostabus miestelis. Vienas iš mano mėgstamiausių. Ir labai įdomiai papasako, kad iš ten taip jis buvo dar nuplaukęs ir į Šventą žemę. Ne iš karto atėjo noras ir supratimas pasitraukti į kalnus ir į urvą. Urvas beje vadinasi Inkleisto. Tai Kleisto reiškia, kad gal kas lankėtės, matėt, atkreipė dėmesį, kad Kleisto uždaryta, tai Inkleisto uždaryta. Ir dar kartą pažiūrėkime šios nuostabius vaizdus ir užbaigiant, atsisveikinant, tai priminimas šio vienuolio gyvenimas. Beje, noriu pažymėti, kad vienuolis, lietuvių kalbė yra vienuolis atsiskyrėlis, tiksliau būtų pasakyti, nes angliškai hermit arba monk, tai šis vienuolis Neofitos, dar pakalbėjau su ponu Kirijakos, mirė 83 sulaukęs, pragyveno ilgą gražų gyvenimą. Ir kam įdomu, kas nori keist, gyventi didesnėje pilnatvėje, prasmingiau, įdomiau, tai puikiai vieta pradėti nuo čia. Galima keliom valandom atvykti, išjungti visus savo prietaisus, sėdėti lauke, žiūrėti į Viduržemio jūrą. Galima bažnyčioje medituoti, kas nori dar ilgiau, prasmingiau, gali susitarti su vienuoliais, pagyventi, pabūti dvasinėje, religinėje atgaivoje, pagyventi vienuolio gyvenimą. Man labai patiko. Ir pabandyti išeiti iš savo urvo, iš savo įpročių, iš savo laiko švaistymo, įkvojimo, kam tai būtų alkoholis, kam tai būtų skrolinimas, kam tai būtų televizija. Ir po truputį keisti savo gyvenimą. Viskas įmanoma. Man tai išėjo, išeis ir tau. Sudė.